Ne, tai Nebėg. taip greit nedaryk. Stokis čia. O, aš tai per čia bandau pralysti. Dabar sakyk, aš tą filmuoju, tau veidą. Ką jauti savo kūne? Kas vyksta tau? Bijau, kad nepaviešintum šito video. Pasakyk, kas kyla tau, koks jausmas kūne. Kūne ieško. Spaudžia, Čia va, virpa. saulės leidinys spaudžia. Spaudžia, ne? Jo. Dabar susikoncentruok į šitą jausmą. Čia už spaudžia. Susikoncentruok viduje į šitą jausmą. Jausk jį, neslopink jo, jausk jį, nes neužmerk akių. Jausk jį. Ir leiskiam būti kūne, leiskiam jaustis, leiskiam kilti. Leisk savo jausti tą spaudimą, labai tą nemalonų jausmą. Ir viską dabar pasakau garsiai, ką jisai darys, ką jisai pavirs. Nežinau, man kyla link širdies dabar. Gerai. Leisk, kad kiltų. Banga eina per Galvoju, kūną. žiūrėk, sunku. Gerai, labai, taip turi būti. Banga eina per kūną. Leisk jai eiti, neslopink, nepabėg. Ir pasakok toliau, ką jauti. Kūne, ar ką galvoju? Kūne, kas vyksta. Dabar taip spaudžia tą saulės leidinį. Jo, gerai, taip spaudžia. Tu nieko nedarai, dėl to nesipriešini. Leidi, kad spaus, leidi, kad būtų jisai kūne. Ir jauti toliau. Baisu man. Jo, kyla baimė, gerai. Jausk, kas kyla. Jausk tą bangą. Čia energijos banga. Tokia, Čia sena kažkokia? jo, negyvena taip. Dabar nekyla į paviršių. Tu visada vengi ir bėgi, dėl to nori nusisukti, kad nejausti šito jausmo. Dabar tai turi jausti ir nesipriešinti, neslopinti to. Tai pasakau garsiai, ką jauti. Truputį bent jau. Nu nieko, net susiries norisi, žinai, Jo. atrodo, ten duria man giliau į organus. Leisk, kad durtų. Dar labiau tverksa. Tegu kyla, tegu eina. Neblokuok jos. Matys, kaip gera bus. Pasitikė. Dar truputį, porą minučių. Fiziškai taip atveri savo kūną. Leidi, kad skaudėtų, leidi, kad spaustų, kad durtų. Nieko man negerėja, man baisėja. Gerai, nejudėk, nespardėk. Lik toliau su jausmu. Porą minučių tą. Ir būni su tuo, ir laikai dėmesį ties tą energiją. Kai gal mažėja. Bet dabar jeigu pradėčiau vėl galvot, kad čia papaustinsi kažkur ir vėl. Čia tai dar viena banga. Dar viena gilesnė banga, tokia pat irgi, ta mintis irgi ir ta atrodo, rakina tą. Pajausk. Mažėja. Jo, dar būk toliau. Kvėpuok. Būk su ta banga, nieko nedaryk. Jausk. Jaus dar kaip spaudžia, dar biškį spaudžia. Žinai, dabar leidžia žemyn, Mhm. bet čia gal taip skrandis skauda. Bet sek jausmą, tiesiog duok kūnui erdvę. Dabar duodi erdvę tai bangai. Dar biškį.
Tai dabar man gal dzin, bet blemba skauda. Bet nežinau, gal kad skrandį čia man, nežinau. Jo. Dabar šitą garsiai sakinį. Ryte aš leidžiu papostinti tau šitą video Facebook'e. Neleidžiu. Šitą garsiai. Neleidžiu. Pasitikėk. Nu net postink. Dar ne dabar. Aš nesakau, Po kad postinsiu. stovyklos. Aš sakau, kad Ne, pasakytum. negaliu. Po stovyklos gal aš tau pasakysiu, galėsiu pradėti. Dabar pasirinksi baimę, jeigu nepasakysi. Duosiai savo energiją ir jėgą. Nu, aš bijau. Aš suprantu. Dėl to ir tau duodu ranką išeiti iš to. Sakau, ką daryti. Žingsnį po žingsnį. Nu, man per ekstremalu. O tai reikia ištart sakinį šitą. Bet jei tu pasidalinsi, nu, aš užsigrūzinsiu. Gerai. Bet tau tai reikia ištart sakinį dabar. Pažadėk, kad nepasidalinsi, aš iš tai. Negaliu pažadėti. Ir pasakyti, ir pasitikėti. Bus laisvesnė tada. Pabandyk. Negaliu, žinau. Žiauriai, nenoriu. Ta energija jėda tave iš vidaus. Jeigu duosi į savo jėgą, jas toliau. O gali paimti už ausų ją ir į sieną. Nu, nepasakysi, sorry. Negaliu. Dar, negaliu. Gali, tau tai reikia ištarti. Nu, ne, jeigu aš žinau, kad tu papaustinsi, man viskas, aš dabar eisiu, aš užsigruzinus eisiu, aš galvosiu visą laiką Čia apie tik tai. teroras vidinis. Nu, pasakyk, kad nepapaustinsi. Turiu pasakyti garsiai. Nepapaustink. Atleisk man. Nu, neleidžiu, ne. Aš jau padariau dar. Dar nepadarai, dar šitas liko. Ne, nepasakysiu. Naudokis galimybę. Čia dėl manęs, čia dėl tavęs. Babijok visą gyvenimą toliau. Arba išeik iš to. Nori išeiti, ištark sakinį šitą. Nu, dar pabūsiu. Nori likti su tuo? Nenoriu, bet negaliu, sorry. Paskutinis šansas. 3, 2, 1. Ne, man per ekstremas dar biškį. Ne? Turiu Tikrai? dar padirbėti su to. Tikrai nenori ego nukalti šitą vietą. Ne dar. Žiūrėk, mustais visą. Ne. Negi pasiduosi čia. Nu, negaliu. Gali. Man reikia laiko. Jeigu negalėtum, aš tavęs to nesiūlyčiau dabar. Bet yra viduje erdvė, kuri tikrai gali tavį tai padaryti. Nu, bet aš čia pameluosiu. Aš Nesvarbu, nejausiu. nesvarbu. To širdim su Nesvarbu, pasakyk Man garsiai. svarbu. Ne, čia irgi teroras vidinis. Aš nesakau tavo pasakyti nuoširdžiai ar meluoti, aš sakau ištarti. Tu nori, kad aš meluočiau. Ne, aš noriu, kad tu ištarsiu, ištartum. kad tu atsiknistum tik dėl to. Ne dėl to, Gerai, kad aš taip ištark. jaučiu. Tinka man. Man tai reikia, kad tu ištartum. Ryte aš leidžiu tau papostinti šitą video Facebook'e. Gali Nu, meluoti, gali ne iš širdies ištark tiesiog. Kodėl nori, kad ištarčiau? Tokia užduotis. Mano darbas, mano toks darbas žmogui iškelti ir padėti pereiti. Čia yra tavo dabar mini sesija. Nu, ne, aš jaučiuosi, kad aš meluosiu. Aš nenoriu meluoti, Tai žinai. tada pasakyk nuoširdžiai, kad leidi. Tai aš neleidžiu. Nuoširdžiai neleidžiu. Leisk. Tu irgi taip, tipo, va taip, va? Aš neriu labai giliai jo. Aš irgi neriu, bet tu irgi ne taip Neneriu. padarai. Ne. Nu, čia yra tokia vieta, aš nežinau, aš apie tai net negalvojau. Dabar aš tik pagalvoju, man dar reiks to pabūti. Aš noriu pažiūrėti, kas. Nereikia. Dabar ir čia gali pereiti. Aš bijau, kad pamatys, blemba, Čia- tai, ta prasme, Čia tavo teroras vidinis. Tavo baimė iš vidaus. Ėda. realiai bijau, ta prasme, man šiaip kaip kitiem atrodys, yra keli žmonės, kur man rūpi, kaip aš atrodysiu, supranti, ir Jo. aš nenoriu pasirodyti nuoga, nes aš Tiesiog biškai ištark. saugau save tos. supranti? Saugai save nuo savo jausmų, ne nuo jų. Gamta pritarė tau. Nu, mulkis tu negali. Sika atvykus. Pasikeiti. Nu, pasakysi jau ir einam. Šalsim. Davai, duok man laiko. Daviau jau. Minutę laukiu. dvi. ne, aš dabar spaudimą patiriu. Gerai, patirk spaudimą, viskas gerai su tuo. Turi būti spaudimas, kad žmogus pereitų savo terorą, nes taip niekas neištrauks tavęs. Aš tau duodu ranką ir sakau, padaryk tą, pajaus, kas kyla kūne,
baigta. O kas bus po to, ne tavo, atiduok Dievui, kas nutiks iš to. Gal ištrinsiu iškart šitą įrašą, gal pamatys milijardą žmonių. Eik šit. Einam, Jau bėgi? duok man laiką, jo, dar jo. Tai pasirinksi baimę? Tai duosi baimę į savo jėgą? Nu ką, baig, aš tau sakau, kaip yra. Tu baimė, tu leidi nugalėti tavo sielą. Nu, tikrai nori taip. Nu palauk, duok man 5 bent minutės. Ne, man šikraus telefonas per 5 Tai minutės. tu išsijungi. Ne, čia sesija vyksta vis dar, aš turiu filmuoti tave. Aš vis dar tikiu tave. Palauk. Nes dabar jausti iš vidaus didelį spaudimą, ne nuo manęs, bet kad kažko nepadarai dabar. Ir vis tiek jausies blogai. Ne, aš nesijausiu, blogai, šitą save pateisinsiu. Žinos, kad melas, paskui nenori meluoti, pati savo meluosi tada. Ne, nu, blema, nenoriu aš būti internete, va taip pasakysiu tau. Čia gal ne tiek su mano išvaizda, aš, blema, biškai. Tai nereiškia, kad būsi. Tu nežinai, kur šitas įrašas atras, aš irgi nežinau. Aš žinau, kad tu mėgsti paustintis. Savo papus. Jo. Čia man reikia turinio geresnio, negu mano papai, supranti. Aš bandau sukurti dabar turinį, galėčiau papostinti. Tai dabar, blema, nepaėjo. Vis dar paės gal, nu vai, pasakyk. Nu, palauk. Toks fainas čia video gavosi. Eikšiai, Taip gražiai šypsais, kaip visą dieną taip gražiai nešypsok, jau dabar jau pramušiai vis tiek. Tai iš galo arba iš priekio. Vis tiek jau gyvesnė tapai. Eina to. Dar šitą pasakysi, iš vis, wow, sakysi. Wow, aš įsimylėjau savo laisvę. Nu, davai. Ryte, aš leidžiu tau įkelti šitą video, kur tik nori. Bet netaginsi. Ne, netaginsiu. Čia kitam video šitą pridėsim. Palauk, dar čiuką. Kol išsikraus telefonas. Įsivaizduoju, kad tu atvažiuoji pas mane į retrytą čia, mano sesija, mano Taip visą lyg tą. ir yra. Ir tu įsivaizduoji, kad aš tau dabar skiriu visą savo energiją ir dėmesį perėti tau viduje šitą terorą. Ir aš tiesiog prašau, kad tu pasitikėtum šito klausimu manim, nes aš žinau, ką darau. Daug žmonių ištraukiau jau, tai ištrauksiu. Nu davai, paksnim postį tą video. Štark normaliai, ryti. Tai leidžiu, aš tau postink, va. Šitą Galiu video. ir papus parodyti. Jo, tai. Dviese galima būti. Tik aš nemokėsiu. Daugiau su muzika ir daugiau laikų surinksim. Gerai. Super. Kaip jautiesi? Dabar dar labiau bijot pradėjau. Čia tik banga kyla dar viena, leisk įkilti. Biškai verk dabar noriu. Labai gerai, verk. Verk. Kai tu padarai tokį dalyką, tau pareina kūne banga ir tu turėjai leisti pereiti per tai kaip elektrą per laidą kokį. Tiesiog perleisk ir kuo mažiau slopink ir jeigu kyla ašaros, verk. Jeigu kyla kažkoks noras, ten kukčiot ar dar kažkas, leisk tam jausmui kilti dabar. Žinai, su ta išvaizda, kur toks jausmas, kad, prasme, turi būt, nežinau, čia nuo vaikystės, prasme, trauma, kad jeigu nori būti mylima, žinai, turi būt gražus. Jo. Ir žodžiu, Šitas dalykas ne tavo, žinok, 98% žmonių turi. nu žodžiu, ir tada tampi, žinai, labai savo priekabus, jeigu santykiai nenusiseka, susieji, žinai, su savo išvaizda. Jo. Ir po to galvoji, kad... Labai gerai. Sąmoningumas kyla, tai apie ką viskas. Tai aš šitą jau išpirkus esu, žinai, bet tik tai tiek, kad, žinai. Kokį jausmą sukelia tau tai kūne? Skauda ar tempia? Spaudžia krūtinę, aš nežinau. Spaudžia. Labai gerai. Žiūrėk, čia gal lipam. Nes ten pelkės. Ten biškį slidu. Jo. Ir perleis tą bangą per savo kūną. Ir viskas. Tu pasakok dabar garsiai, ką jauti.
Nu dabar tas jausmas, kyla man link, žodžiu, čia va stovi. Atrodo, žinai, toks, bet nėra labai stiprus. Jo, būk su juo dabar, stebėk jį, neslapink. Toks, žodžiu. Neblogai. Šnekėk garsiai dabar, ką jauti. Tol stebėk tą burbulą Žinai, kur spaudžiant. sukilo į žandikaulį. Gerai, toliau pasako. Ja, toks jausmas, tarsi neišsakyti dalykai, žinai, sukilo čia. Labai gerai, taip turi būti. Tęsk toliau, viską pasako garsiai, kas kyla. Nežinau, tiesiog veide žandose jaučiu, žinai, tą. Jo, tau dabar atsilaisvina kūne energija. Ir toliau tęsk. Galvoj vaikšto, apatiniai galvos daly, žinai, vaikšto ir per gomurį. Kaip įdomiai. Labai gerai, tęsk. Niekada nejaučiu jokių emocijų savo veide. Labai gerai, pasitvarkysim. Nieko nedarysim su manim sesijas dar. Kaip prievartavai. Viskas dėl tavęs. Žinai, kodėl tai padariau? Nes tu pasakai, čia tavo pasirinkimas laisvė, aš išvažiuodama į Madyrą išsitraukiau kortą iš Points of View ir man išsitraukė laisvės kortą. Jo. Aš pasidalinsiu savo praeities. Aš kai eidavau pas mokytis tokius irgi anksčiau, ne? Tokius dalykus skirtingus. Aš eidavau su tokiu požiūriu, aš juos išsunksiu viską, ką jie turi ir ką gali duoti man. Atrodo, išsunksiu, aš juos neatstosiu nuo jų. Viską pasiims, ką jie duoda ir kol esu su jais pasitikėsiu. Net jeigu, žinai, ten atrodo, kažkas netitinka ar priešinės, nersiu vis tiek po kurso, po savaitgalio atsirinksiu viską savo. Bet kol esu, tol nersiu ir, žinai, ir pasitikėsiu, nes kažkas atvedė mane čia. Vedimas, kažkoks širdies geras jausmas. Ja. Ir aš siūlau tą patį tau padaryti. Tiesiog pasitikėk, kad aš matau dalykus galbūt kitaip kažkaip, negu tu ar kiti. Ir pasimk tai iš manęs. Aš jau duodu, tau tai reikia nerti tai ir pasimti, atverti save. Ir dabar tiesiog jaus, kas kyla, ir dar minutę pašnekėk ir baigsim. Nežinau, šiaip ramybės labai daugiau, bet kad veide jaučiu, žinai, kažkokį keistą jausmą, tai žiūri įdomu. Veide irgi energija teka, ten irgi yra, žinai, užspausta. Tai. Protas, žodžio, jungiasi, žinai. Tegu jungiasi. Tu ne protas, tegu jis jungiasi. Visi kaip skalbenkė užžia pastoviai. Bet tai toks jo darbas. Bet leisk jam jungtis. Niekas nedaro. Žiūrėk toliau su kūnu, stebėk jausmą. Stebėk veidą, kaip viduje tempėsi jisai ir kas ten vyksta. Tarsi tas jausmas tai toks kaip paralyžius, žinai. Bet iš vidaus. Jo. Dabar link smilkinių jaučiu. Kaip įdomiai. Super, pradedi pagauti jau. Nueis jisai ar ne? Jo, nueis liks tiesiog jaus toliau. Jisai transformuosis dabar, kūnas jį išlaisvins, transformuos ir jausi save kitaip truputį, negu prieš tai. Prašom.
Neturėjau atsiprieti. Toliau pasako. Dar biškį liko. Nežinau, jis labai iš lėto kyla man aukštyn, žinai, per smilkinius. Labai gerai. Čia kažkur į tą pusę. Šiaip pačiam, Galvoju, viskas liko, ne? Jo. Jo, super. Leis, kad kiltų toliau į viršų. Žinai kokios mintis, kad man patinka tokios kietos merginos vaidmuo, aš tokį, žinai, užsidėjus ir aš tokia realiai esu, kai išeinu, žinai, į Suomiją. Jo. Ir kažkaip to savo kietumu, žinai, tą savo tokio dalį saugau. Nu, žinai, pažeidžiama, nes kažkada teko saugotis, nu, žinai. Jo, žemė jau tokia yra, kad čia užsidedi barikadą. Ir gal čia, žinai, baimė, aš gal net nežinau, aš esu išvaizda, tiesiog su tuo, kaip aš transliuoju ir tarsi apsinuogint, žinai, man va čia. Jo, bet jeigu leidi savo, tai vis daug kokia laisvė tampa tau ir kitiems to pačiu, kurie tą patį neša ir irgi bijo to paties kaip tu. Aš savo gyvenime, man didžiausias smagumas yra savo daryti darbą su savim ir tiesiog būti savim, būti pavyzdžiu ir mesti visoks video keistus apie save ir tai žmonės nurauna ir išlaisvina. Bet tu taip negalėjai pradžiai? Ne, man kilo daug baimės, kūnas drebėdavo, bet kai aš supratau, kaip veikia jausmai, kad tai tik energija kūne, kuri iškyla kažkokia einant per kažkokį savo limitą. Aš darydavau tą veiksmą, pavyzdžiui, kaip tu sakai, neleidai neįkelt video. Jo. Aš keldavau video. Specialiai perlip per baimės? Specialiai ego nukalti jo. Įkeldavau video, tada užmerdavau akis iš karto, padėdavau kūną nejudėti ir jausdavau, kas kyla tą bangą, tol kol praeidavau jinai. Visas mintis perleidi, visą tą spaudžia, ten nuteis, ten išjuoks, ten nieks nelaikins, nebedraugaus, išeis iš draugų, visą tą šūdą perleidi per savo kūną. Ir į ramybę ateina po to. Ir tada dar galiausiai dažniausiai būna, sulaukiu komentarų gerų ir ten dar parašo kas nors wow, tu pakeitei mano gyvenimą, įkvėpiai. Ir tada viskas taip sidėliojas, kaip toks gūsis gerumo ateina ant viršaus ir vis pereini kažkokį kitą lygį naują. Ir tai daug kartų dariau, visokių skirtingų. Vieną kartą įkel, kitą kartą pastumti ant ko nors viešai. Kitą kartą papus parodyti viešai, kitą kartą vaikų atrodyti viešai, kitą kartą barzdą viešai. O tada, tarkim, tu gauni daug gero ir jie, ta prasme, nėra, kad gauni kelis blogus ir tau numuša stipriai, žinai. Jeigu gauni blogą kažką, tau vėl iškelia, jeigu ką nors, tu vėl žmerki akis ir vėl jauti tą bangą kylančią. Tiesiog jauti neanalizuoja, ne? Ne. Čia tau tik tiesiog atspindi, kas tau viduje yra kančia, kaip jis skausmas. Tai tu žinai, ką tik padarėjai. Čia išvaizda tik buvo tarp kitko, nes aš tiek turiu idėjų ir aš pradedu daryti ir aš gavus blogą nors vieną komentarą, jau uždarai save, aš nustoju, aš ištrinu, panaikinu. Jo. Ir va, tai tu gali užmerkti akis, šiausti tą bangą ir nebekils tau toliau daryti. Tai pereiti per visas šitą kaip pagaliukai ant kelio. Va tau, ten vienas blogas komentaras ateina, tu išjauti. Nustumėjai toliau, nieks tau nebetrukdo. Yes? O ką tu padarai, ką taip, nesįvaizduoji. Va, kodėl aš čia turėjau būti. Čia išvaizda tik buvo kabliukas, kai mane patraukė. Šiaip tu labai graži. Tikrai graži moteris. Ačiū, bet čia, sakau, čia charizma mano. Nuotraukose tu jos nepamatysi. Nu juk, kodėl aš taip pasakiau? Lempa. Ačiū tau. Prašau. Tai leidži tą video įkelti kur nors. Daryk ką nors. Jeigu kažkam padės dar. Wow! Va taip reikia daryti sesijas ir gyventi.